sveikos angelų mamos ir visa bendruomenė, kas žiūrit mus, sekat, domitės šitą temą. Tai šiandien susitikom tą progą, kad artėja mamos diena. Tai mamos dienos proga kartais kyla klausimas, ypatingai angelo mamos bendruomenės temoje, tai yra mamoms, kurios neteko vaiko dėl įvairiausių aplinkybių, išorinių, vidinių ir panašių situacijų. Ar aš esu mama, jeigu neturiu vaiko, kurį galiu apkabinti, kuris man gali mamos dienos progą atnešti gėlių, nupiešti atvirutę, pasakyti, kaip brangina, kaip myli. Ar aš galiu, ar aš save laikau mama. Ir kas tai nusprendžia, apie ką tai iš vis yra, ne? Kas nusprendžia, kodėl taip mes iš vis keliam šitą klausimą. Tai šitoj temoje noriu pakviesti savo draugę, kolegę, bendramintę Vidmantę pasidalinti jos istoriją, būtent mamos dienos proga. Ačiū, Vika, ir labas visiems ir visoms. Taip, tikrai man pačiai moteriai, mamai, angelo mamai, mamos diena eilę metų buvo visiškai ne apie mane. Ir prieš, kaip sakyt, keletą metų atgal, būtent gegužės pradžioje, taip labai stipriai pasijauti, kad vis dėlto aš esu ta mama. Ir esu ta moteris, mama, kurios dukra yra danguje, angelas, ar ne, paliko šį pasaulį. Ir aš patyriau tą motinystę, susitikimą su ja tam tikrą laikotarpį. Buvo jisai keletą mėnesių. Mano kūne aš jaučiau tą subtilų motiniškumą, pokytį savyje ir kartu po to labai didelį skausmą, gedulą, liūdesį, neviltį, nežinojimą, kaip toliau gyventi. Ir va tą tokį tarsi savęs ir gailestį, kad, mamos dienos proga, tai kaip visos mamos, ką ir tu, Vika, minėjai, ateina kažkas, apkabina, padovana gėlių, ten gal net ir, kaip sakyt, sutuoktinis ar mylimasis irgi atneša, nes, mama čia toks. Ir aš kažkaip visą tai atrodė tikrai ne apie mane, bet pripažinus savo, bent taip pat giliai širdyje, įvardinus, tai aš pati savo galiu nusipirkti gėlių ir nusiperku. Ir save sveikinu su ta diena ir taip pat sveikinu, atėjo mintis ir pasveikinti ir dabar sveikinu mamas ir kviečiu sveikinti, priminti savo apie tai ir džiaugtis tą patirtim, kuri buvo, yra. Ir nepaisant to, ar jinai buvo gal tik keletą dienų, ar tai buvo keletą mėnesių, o gal metų. Nes kiekviena mūsų patirtis, kiekvienas susitikimas su nauja gyvybė, kuri mūsų kūne užsimezga, jinai mums kažką atneša ir netgi palaipsniui tai išryškėja. Kada tai, apie ką tai? Tai tikrai ir pats angelo mamos projektas, manau, nebūtų, ar mano prisijungimas į jį nebūtų įvykęs, jeigu nebūčiau to patyrus. Ir toliau gyvenime eičiau keliu ir neščiau ir ieškočiau bendraminčių, bendražygių ir kam galiu ir padėti, ir įkvėpti, ir dalintis, ir motyvuoti, gyventi toliau, nepaisant to, kad kartais galbūt atrodo, kad vis dėlto gyvenimas sustoja. Tai aš labai sveikinu kiekvieną iš jūsų ir sveikinu iš visos širdies, su meile, su dėkingumu ir dėkingumu jums visom, kurios dabar šiandien esate ir Vika, ir Gintarė šiame mūsų susitikime, mamos dienos proga, nes mamos dieną švenčia visas pasaulis. Lietuvoje mes švenčiam 1 gegužės sekmadienį, kitose šalyse, kitais mėnesiais ir kitom dienom, bet nepaisant to, mes esame, kaip sakant, globaliai visi susijungia, visos susijungia ir mus moteris, mamas jungia šitas motinystės, moteriškumo patirtis. Ačiū labai, Vidmantė. Ir tau bekalbant, aš pajaučiu ir prisiminiau, kad gal svarbu paminėti, kad šitą dieną gali kilti įvairūs pojūčiai,
įvairūs jausmai. Yra ypatingai, jeigu esu angelo mama. Nes turbūt, jeigu mes svarstytume protų, tai tada įeitume į labai daug diskusijų, argumentų ir turėtume ieškoti įvairiausių tyrimų ir be galo didelė bazė duomenų sukelti ir pradėti diskutuoti šitą temą. Bet manau, ir angelo mama gimė per mane ir per visas mus vien dėl to, kad moteris, viena iš jos duotybių yra kūno galimybė laukti, kūno galimybė įnešti gyvybę, užmegzti, gimdyti. Ir gal šiuo atveju kalbu tarsi tik tai apie fizinę galimybę, bet iš tikrųjų mes taip sudėti, sutarti ir kad ir energetinė plotmė mes tiesiog kaip moterys, ne tik kaip mamos, bet turim labai daug energijos, kuri gimdo, kuri kažką tai atneša. Tai vat šitos energijos dėka, negimdyvinės, o būtent šitos energijos dėka ir gimė angelo mama. Ir jinai gimė dėl to, kad pajudinti, parodyti moteriai, kad tai, kas dedasi jos vidiniam pasaulyje, kuris gali gimti ir išorinių aplinkybių, yra labai svarbu. Yra labai svarbu suvokti, yra labai svarbu priimti, pajausti ir kartais tiesiog apkabinti, pasidalinti su tam tikrais įvykiais mūsų gyvenime. Ir angelo mama labai džiaugiasi, kad šiandieną mes turim Gintarę kartu, todėl kad, kaip ir prieš susitikimą sakiau, prieš šitą įrašą jungiant, Gintarei sakiau, kad labai gera, kad tu esi drąsi šiandieną ir labai linkiu, kad nebereikėtų būti drąsiai, nei tau, nei bet kuriai iš mūsų. Ką turiu omeny, nes Gintarės istorija yra apie angelą, kuris išėjo jos sprendimu. Tai yra aborto istorija. Pakviesiu paskui Gintarę dar pasidalinti. Bet grįžtu prie tos temos, kodėl linkiu nebūti drąsiom. Nes mes esam drąsos tol, kol tai yra neįprasta, kol tai yra nauja, kol niekas to nedaręs arba tai kelia kažkokias iššūkius. Ne? Tai labai norisi, kad kalbėti tokią temą nebereikėtų drąsos, kad tai būtų lengva, kad tai būtų priimtina ir normalu. Be jokių diskusijų, argumentų gerai, blogai, už prieš, nes šita tema ir kilo abortas. Ar aš galiu vadintis angelo mama? Ir Gintarė pati šitą temą iškėlė ir aplinkoje mano pradėjo kilti šitas klausimas. Tai šiandien labai dėkoju tau, Gintarė, kad esi ir kviečiu liudytis savo istoriją savimi, būtent angelo mamos temoje, kad ir tu esi angelo mama, nors tavo angelas išėjo tavo sprendimu. Tai jeigu gali, prisijunk ir pasidalink, kaip tu jautiesi būdama angelo mama ir kokia ta kelionė buvo save pavadinti angelu? Ja, turiu įkvėpti jau čia šiek tiek oro. Labai inspiruojančiai tiek Vidmantė, tiek Vika dalinate savo patirtim ir tai yra, manau, tas pagrindinis liudijimas, kad vis dėlto kitų moterų patirtys yra mums kaip moterų kolektyviniai sąmoniai, bendruomeniai yra labai svarbios ir ypatingos ir vis dėlto, kad tos patirtys, kurios vyksta su mumis individualiai, nėra tik dėl mūsų pačių, bet dėl mūsų visų. Ir tai, kad yra jau tų drąsių moterų, kurios žengia pirmus žingsnius, kalbant apie netektį, kokia jį tai bebūtų, jau yra tas žingsnis, tas energijos impulsas, kuris leidžia ir mum paskui jūs eiti toliau. Ir labai smagu, kad galiu prisijungti šiandien čia, nes tikiu, kad tam, kam reikės, tas išgirs ir tai irgi bus dar vienas impulsas žingsniui į priekį.
ir kad kartu bendroj energijai mes galim taip keisti visą mamų kultūrą, nes iš tiesų tai, kad tu, Vika, paminėjai apie drąsą, manau, tai yra labai stipriai irgi kultūrinis aspektas, ne, kuris atėjęs ir iš religijos, ir iš bendrai moralinių vertybių, ar ne, tai kaip mes vertinam mamas, motinystę, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra tinkama ir netinkama. Ir eilę metų abortas buvo tikrai nepalaikomas. Yra dar iki šiol šalių, kuriuose tu legaliai negali eiti ir pasidaryti abortą, ne, ir moteris bandydamos nutraukti tos nenorimus nėštumus, jos vienais ar kitais būdais, netgi kenkdamos savo sveikatai ir net norėdavo nutraukti. Ir klausimas tada, kai aš pati tai padariau, kaip aš galiu nusipelnyti to statuso, to vardo mama? Ar mama gali atimti gyvybę savo vaikui, ar aš tada esu mama? Ir tai yra dalinai mano temoje dėl to, kad, na, iš tiesų prieš, nežinau, jau turbūt 10 greitai bus metų, kai aš netikėtai pastojau, tiesiog mano sprendimas buvo kartu su partneriu tuo metu, kad, na, mes negalim pasilikti to kūdikio dėl eilės priežasčių ir kiekvienai moteriai tai gali būti labai asmeninės priežastys ir mes galim pulti vertinti, ar jos paviršutiniškos, ar jos tikros ir kaip, ir mane irgi buvo užplūdę po kurio laiko tokie klausimai kankinantis, ar tai vis dėlto buvo tinkamas sprendimas, ar gal čia aš rinkausi save, gal aš buvau savanaudė, gal aš tiesiog negalėjau atidėti savo kažkokių tikslų vardan gyvybės ir daug tokios saviplakos. Bet nemeluosiu, kad ir kažkuri dalis mano emocinių, nežinau, emocijų, kaip ir Vidmantė palėtė tą gedulo temą, ne, bet išgėdėti. Aš nejaučiau, kad iškart po aborto aš patyriau tą jausmą, to gedulo, to visko ir aš jaučiausi, aš kažkokia bejausmė, kas su manim negerai, aš, nu, tarsi, aš neturiu to moteriškumo, aš neturiu to motiniškumo, ar ne, gedėti. Bet mane buvo aplankęs toks sapnas aborto dieną, nes ten toksai, mano atveju buvo toks procesas gal lengvesnis kiek, nes kai nėštumą nutraukime pradžioje, anksčiau tai vyksta medikamentiniu principu, tai išgeria vieną tabletę, po to atvažiuoja į ligoninę, bet jau procesas prasideda, ar ne, ir jau išgerus tą pirmą tabletę ir grįžus namo, tiesiog nakvot, aš naktį susapnavau stiprų sapną, aš iki šiol atsimenu, ir aš jame išgirdau žodį mama, ir aš sapnavau mergaitę, ir ta mergaitė man sapne kreipėsi į mane, sakydama, mama, kodėl? Ir nubudus aš negaliu sakyti, kad tada nebuvo, tada buvo emocijų, tada buvo, aišku, šiek tiek ir ašarų ir dvejonių, ar mes čia gerai su partneriu padarėm, priimdami tokį sprendimą, bet jau buvo procesas pradėtas ir man teliko turbūt taip, nu, uždaryti emocijas, kokios jos bebūtų, nes jau kelio atgal nėra. Ir tiesiog susitaikyti su to, kad yra toks sprendimas. Ir tai turbūt yra geriausia čia ir dabar. Ir kažkaip, nežinau, uždarius tuos vartus, daugybę metų aš tikrai niekada apie save negalvojau po to laiko, kad esu mama, nes aš padariau abortą juk pati ir savais asmeniškais vertinimais, savikritika aš tikrai nesijaučiau verta nei kažkokių gėlių, nei savo, nei iš partnerio. Man tarsi toksai gėdos, toksai geriau apie tai niekas nežinotų, geriau niekas apie tai neprimintų, nes, nu, tai nei man, nei kažkam kitam. Ir iš tikrųjų klausantis kitų gal moterų aplinkoj, kaip jos irgi kartais kritiškai vertina tokį sprendimą, oi, kaip taip galėtų kažkas padaryti, tu jauti, kad tam ratelį susigūži tik tai ir
Nu jo, kaip kažkas galėtų, ar ne, ir ten išdrįsti pasakyti, nu va galėtų, va, žinai, aš taip pavyzdžiui padariau. Tai yra labai sudėtinga tame momente išdrįsti, žengti, pakelti galvą į viršų ir sakyti, kad vis dėlto vat, gali būti ir kitaip. Kad gali kartais priimti tokį sprendimą dėl tam tikrų irgi priežasčių ir jų gali būti milijonai. Ir nemanau, kad turėtų kažkas iš jūsų turėti tokį vertinimą, kad kažkas ar gerai ar blogai daro šio klausimu. Manau, tai vėl labai individuali ta kelionė šio klausimu į tą motinystės įžengimą. O šiaip atėjo, kaip tu klausai, Vika, kaip aš atėjau iki galo to suvokimo, tai gal dalinai dėl to, kad gimus mano dviem dukrytėm dabar, mes žinom, kad tas pogimdyvinis laikotarpis jisai būna irgi sudėtingas, nepaisant to, ar vaikas, aišku, kai mes netenkam vaiko, tai yra labai stiprus jau tas netekties momentas, kai tu stipriai laukiai ir iš tavęs kažkokiu būdu atėmė Dievas, nežinau, kaip mes tai vardysim, gamta, tiesiog aplinkybės gyvenimo. Ir tiesiog tas buvimas gedulo kažkuria prasme ir sunkumas, bet aplamai, ar mama, ar jinai pagimdė gyvą ar negyvą vaikelį, ar kaip ten susiklostė, bet vis tiek yra tas irgi, kad mama, kuriai mirė vaikelis, yra vis tiek pogimdyvinis laikotarpis. Jinai turi tos pačius poreikius, jai reikia poilsio, jai reikia artimųjų šilumos palaikymo. Jai taip pat reikia kūno atsistatymo, daug tokių dalykų ir tiesiog pereidama tą visą, nežinau, tą ratą, gal užbaigdama kaip nuo tos pirmos sėklos, ar ne, kuri užsimezgė gyvybę manyje ir ji buvo nutraukta, tai aš peržengiau vis tiek mano pasąmonėje, manau, į tą tokią erdvę, kur aš niekada nebegalėčiau savo pasąmonėje grįžti į tą mergelę, į tą energiją, kuri niekada savyje nenešiojo gyvybės, niekada neaugino. Aš jau tame momente turėjau pokytį, tik jo nesuvokiau. Bet kai gimė mano abi mergaitės, kai aš perėjau visą ciklą, aš perėjau ir visą nėštumą, ir gimdymą, ir tą pogimdyvinį, aš supratau, kad ant kiek tai yra sudėtingas laikotarpis ir kiek mane tai žadino, būdino pamatyti ir tą pirmą vaiką, kuris vis dėlto neteko galimybės pereiti į gyvenimą, į žemės portalą tą visą, bet nežinau, tiesiog gal ieškodama savęs tame kelyje, stengdamasi atsistoti, suvokti save kaip mamą, nes vien tik tai, kad tas vaikas gimė vėlgi, tai nėra, oi, aš dabar mama ir aš puikiai žinau, kas yra mama. Ne, tai buvo ir yra, net po 4,5 metų man vis dar yra kelionė, kurioje aš vis augu ir mokausi. Ir tyrinėdama šią plotmę ir tyrinėdama, klausydamas istorijų kitų moterų ir suvokdama, kiek mes esam kaip kolektyvė moteris, mes šiek tiek atitolę gal nuo mūsų protėvių to laiko, kur mes bendrystėj labai daug atrasdavom, ar ne, kur močiutės, galbūt tetos daugiau mus supdavo ir tose perėjimuose jos mus pasitikdavo, ar tai būtų abortas, ar dar kažkas. Dabar tai daugiau taip išdarkyta ir tos kultūros tokios nėra, tai teko labai daug visko ieškoti, mokytis ir aš atėjau į tokius tiesiog mokslus, kuriuose mes kiekvieną susitikimą žadėdavom mūsų visų mamų liniją. Mes prisistatydavom savo vardu, pristatydavom savo mamą, savo močiutes, savo promočiutes ir savo vaikus. Ir tame pasisakymė, įvardyjime savo vaikų, aš supratau, kad aš negaliu nei įvardinti angelo vaiko. Aš jam ar jai, aš nedaviau vardo,
Aš žinau, kad tiesiog tai buvo gyvybė ir tai atėjo ir su sapnu. Aš mačiau ten mergaitę, gal dėl to man impulsyviai norisi sakyti jai, vėlgi į ją referuoti. Ir nežinau, ir tada atėjo toks impulsas ir atėjo tas gedulo jausmas ir suvokimas, kad galbūt esu tokiam užsitęstiniam, šiek tiek tam pogimdyviniam, sakykime, laikotarpį, ne tam, kai tas įvyko abortas ir kad daugybę laiko aš neskiriau savo tų poreikių, mano poreikiai kaip moteriai, kaip mamai, jie nebuvo sutikti, nes mano draugės, jos nebuvo su tuo susidūrę, su mama aš apie tai labai trumpai te galėjau pasikalbėti ir tikrai nebuvo tos palaikančios erdvės, kuri padėtų man būti tame perėjime. Iš tos, tame suvokime, tame virsme, kad aš buvau tas 8-9 savaitės, aš buvau mama. Ir kad aš niekada nebegrįšiu tą mergelį, kuri niekada savyje nenešiojo gyvybės. Ir tas pokytis, ta prasme, tiesiog jisai pradėjo pats savaime kažkaip manifestuoti. Tiesiog aš jaučiau, kad mane kvietė, va, kaip tu irgi Vika minėjai, ne, kad mes kuriam ne tik gyvybę, ar ne, iš mūsų eina tas kūrybiškumas, kūrybinė energija iš mūsų kūno, iš mūsų gimdos centro, ar ne, ir aš jaučiau, kad mane kvietė va, tapyti ir aš pradėjau namuose tiesiog tapyti šeimos paveikslą ir aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl jisai tarsi man neužbaigtas, atėjo vėl ta realizacija, aš negaliu nupiešti paveikslo be angelo, to vaiko, kurį aš nešiojau ir aš dar ilgą laiką vis savyje galvojau, nu kaip man nupiešti tai, kas taip abstraktu, tai yra gyvybė kažkokia, bet kaip perteikti, kaip man ją įrėminti, kitų vaikų aš portretus piešiu ir aš vis tiek kažkokius jų simbolius, nežinau, rubelius, ką jie mėgsta, kažką tai pasiėmi, tarsi, kad tai atvaizdas būtų, o kaip man tą gyvybę įforminti. Tai irgi tiesiog toksai va su savimi ir žaidimas ir, nežinau, ir atradimas, tiesiog suvokimas. Ir tiesiog iš tikrųjų kiekvienai, manau, yra savas kelias tų atradimų ir tų perėjimų. Tai turbūt, nežinau, ar atsakiau visus klausimus, jaučiu, kad labai ir gal plačiai, bet tiesiog, nežinau, neturiu pasirašęs manuskripto, tai jaučiu, kad... Labai dėkinga, Gintarė, nes nieko ir nenorėjau net sustabdyti, todėl kad mačiau, kaip viską, kas yra aktualu, kas iš tikrųjų man kaip žinojimas yra išsipakavęs vien dėl to, kad aš irgi patyriau tą netektį ir persileidimo netektį, kada irgi buvo tik kelios savaitės. Ir kadangi dar ir prieš tai, ir po, ir per, ir dabar, ir toliau, ar ne, labai stipriai mezgu glaudų ryšį su savo esatim, su savo kūnu, su išmintim, kurie ateina ne iš žinojimo kaip proto šaltinio, bet iš savasties, esaties momento. Ir tada per tą moterišką pradą atsiveria išmintis. Ir kada jinai atsiveria, ateina suvokimai, kurie, būna tiesiog, tu žinai, kad taip yra. Per laiką mokslas patvirtina, surenka įrodymų, bet kartais tai būna tas, kad tu esi tas pirmas žmogus, kuris dalinasi tuo, ir ne? Tai tu labai daug pasakei tų perliukų, nes daug kas jau yra ir įrodyta, kad kūnas turi atmintį, kad turi žinojimą, išmintį, viską. Jeigu klausai jo, tai visi atsakymai ateina ir kad iš tikrųjų tas užsimerkimas, kad tik kelių savaičių, dienų, jisai jau rodo, kad tu tapai mama. Jau kūnas aktyvuoja programą motinystę. Ir jau tu negali to paneigti, gražinti, atsukti. Jeigu protų uždėsiu, taip tarsi aš tai ignoruosiu ir nekalbėsiu apie tai ir pabėgsiu nuo to, bet nepaisant to, vis tiek tai jau yra. Ir visos mamos ir visos mano pažįstamos liudija tą patį, kad jeigu pradėjo gilintis, klausti, atsakymų, ieškoti, kas aš esu, kaip aš jaučiuosi,
kas aš esu iš tikrųjų, ne tik tai savo identiteto, kaip ten Luka Karlonė, dirbanti tą ir tą, esu mama, ten buvusi žmona ar dar kažkokie epitetų, bet kad aš esu iš tikrųjų ir giliniesi, eini, išeini į tą ir kūno išmintį, tai labai labai aiškiai pasimato, kad bet koks gyvybės užsimetimas traktuojamas jau kaip pabuvimas mama. Ir ta pati dailės terapija, kad pati paminėjai, kad piešiai, nesvarbu net kokiu būdu tai piešiai, bet esu pati patyrus dailės terapiją, kada mes piešiam gimdymus. Ir buvo įdomu, kad piešiant gimdymus aš turiu, kadangi 4 vaikus, 2 iš jų yra angelai, o 2 iš jų yra gyvi žemėje. Tai aš nupiešiau ir persileidimą, ir tuos gimdymus, kuriuos patyriau fiziškai. Ir tada supratau, kad tikrai kūnas viską traktuoja kaip taip, kaip yra čia ir dabar. Mes protu paskui jau įvertinom, ar ne, ten gerai, blogai, reikia, nereikia, ten teisinga, neteisinga ir tavo tie visi apmąstymai, ar tai geras sprendimas buvo, ar ne, tai yra visiškai normalu, mes taip darom. Ir dėja dauguma to užstringa tose apmąstymuose ir neišeina už jų. Tai ačiū tau, kad daliniesi ir kvieti pasigilinti, užeiti už jų. Tai man ir kėla klausimas, gal tu gali pasidalinti savo nuomonę arba patyrimą, ar įmanoma mamai, kuri patyrė abortą, be atvirumo, užsisklendus, ar ne, aš patyriau, bet tai tarsi nusistūmiau, nekalbu, neintegruoju tos patirties į savo gyvenimą, nepripažįstu pirmiausia pati savo. Ar įmanoma tokiam žmogui gerai jaustis tiesiog būnant gyvenimo tėkmėje, jaustis darnoj su savim? Ar įmanoma? Gal nereikia apie tai iš tikrųjų kalbėti, dalintis ir priimti šitos istorijos? Gal reikia pamiršti, palikti praeitį ir nediskutuoti apie tai? Na, matai, į šitą klausimą norėtųsi tarsi greitai atsakyti, bet aš galbūt pasitelksiu šiek tiek to laiko ir tų žinių, kurį man teko surasti pakeliui į savo kelioniai. Ir tai, kaip bet iš dėlto užduodama tokį klausimą, man iš karto iškilo Vangene po tokio antropologo tyrimai atlikti, tai dar nežinau, čia 70-ais gal metais, ar ne, ir jisai tyrė iš tikrųjų labai daug tų bendruomenių, kuriuose yra perėjimo ritualai, ar ne, ten Australijos, sakykime, aborigenai, ar ne, kitų šalių, vat sakykime, tos tokios bendruomenės, daugiau kur iš tokių senų, nežinau kaip pasakyti, tradicijų, va taip, ar ne, laikosi ir pas juos yra va tokie, kaip pasakyti, gyvenimo kaip ciklai yra sudėlioti ir jisai yra pateikęs, kad tos bendruomenės iš tikrųjų turi perėjimo tokius ciklus, ar ne, ir tai yra atsiskyrimas pats pirmas, kuriame tavo identitetas, nu, va, tas, kaip sakėm, ar ne, kai užsimezgė jau gyvybę, jau tu atsiskyrei nuo to, kas tu buvai, nes tu niekada nebebūsi. Ir toj patirty įvairiai, sakykime, nėštumo atveju mes pradedam šiek tiek atsiskirti nuo to savęs aš, nuo to savo gyvenimo, nes nėštumas jisai jau iš savęs kaip pasakyti, inicijuoja tos pokyčius natūraliai. Ir aborto atveju, aš manau, irgi tai yra tas momentas. Ir toliau seka tas tranzitas, tas pats įvykis, kulminacija. Tai, va, sakykime, jeigu berniuką kokį mes atskiriam nuo bendruomenės, mes jį atskiriam nuo bendruomenės, jis ten išeina į kalnus,
atlikti kažkokį užduotį tam, kad jisai būtų inicijuotus į vyrus. Ne, ir jisai išeina ten, atlieka kažkokius ten, sumedžioja mešką, ten, nežinau, kailį nudirė, dar kažką, ne? Tai vat iš tų bendruomenių tokių va perėjimų, ką jie atlieka. Ir tada atlikus tą pagrindinį užduotį, tai jeigu nėštumo atveju, tai sakykime, jau įvyksta tas gimdymas šiltas, ar ne? Tranzitas, tas toksai transformacija įvyksta. Ir aborto atveju aš manau, kad irgi tai yra gal tas pats pirmas atsiskirimas, galbūt kai tu jau perimi tą visą sprendimą, kad aš tai darysiu, atlieki patį veiksmą ir toliau paskutinis etapas pagal Vangenepą yra integracija. Ir tai yra tas visas ciklas, kurį tu turi pereiti, kad pereiti vartus. Tai taip tu gali pasirinkti gyvenimą, likti, stovėti, viską neigti, atsisakyti ir tiesiog, bet tavo gyvenimas neis į priekį. Jis tiesiog, kaip pasakyti, nu, vat, kaip pelkė kokia. Tu vis tiek jausi nuolatos tą tokį, kad kažkas yra neužbaigto kažkur ir tu vis grįžti į tą tašką ir nesupranti, kas ir vyksta, bet tu vis tą grįžti į tą tašką ir tai yra gyvenimas, nes nu, gyvenimas jisai eina į priekį, mes norim to ar ne, laikas eina ir mes anksčiau ar vėliau vis tiek turėsim. Tai čia toksai arba tu bijai peržengti tai ir tu gali toj kaip pasakyti, resistance, nu tai tas, nežinau kaip čia lietuviškai, tas toks atstumimas, vengimas, jo, aš liktais nenoriu, ar ne, nenoriu. Tai tu gali tame gyventi, bet tame irgi yra labai daug tokios sekinančios energijos, tave tiesiog, nes tu pastoviai priešintis kažkam turi, ar ne? O kai tu natūraliai pereini tuos etapus, apie kuriuos kalba Vangenepas, tai realiai tu pereini visą tą perėjimo ratą, pereini visą ciklą. Ir kame yra esmė, kad mūsų gyvenimas turi būti autentiškas. Ir mano manimu, kad toj integracijoje ir yra tai taip svarbu ir apie ką aš užsiminiau pradžioje, ar ne, apie tas integracijas, kad tos patirtys vyksta ne dėl manęs. Kad suvokimas, kad aš čia ne dėl manęs, kad mano istorijai nesu tik aš ir viskas tik apie mane. Tai yra dėl daugiau, dėl mūsų visų kitų. Ir jeigu aš to nepadarau, nepereinu, aš negaliu autentiškai gyventi savo gyvenimą. Aš manau, kad tie žmonės, kurie jau perėję, įžengė į tą autentiškumą, jie tikrai yra perėję savo tuos ciklus, jie priėmė savo patirtis. Ir jas integravę tame, jie atranda savo džiaugsmą, jie atranda savo suvokimus, tik tada ten tu atrandi tą visą savo lobyną, bet tu turi pereiti tą visą skausmą, tu turi pereiti ten tuos visus dalykus. Ir ta moteris, kuri atlikus abortą, sakykime, pereina tą antrą etapą, jie atlieka tai, bet jie neužbaigia integracijų, jie nesupranta prasmės to, kol jie negali atnešti perlų, savo deimantų iš savo patirties ir pasidalinti su bendruomenė. Ir dėl ko man, pavyzdžiui, nėštumo metu, bet mes moteris juk perinam daugybę, ar ne, visokių pokyčių, ar ne, ir identiteto, ir gedulo savęs, to, kas aš buvau prieš tai, ir visa kita. Ir jeigu mes po gimdymo neperinam į tą integraciją, mes neišsigryninam, mes neturim į bendruomenę, į ką grįžti, niekas mūsų ten nelaukia, niekas mūsų ten nepasitinka. Čia ne tik klausimas, ar aš galiu pasidalinti, bet su kuo aš galiu pasidalinti. Kaip tie, kurie manęs laukia toj portalo, kitoj pusėje, kaip jie pasitiks mane? Ar jie švęs mane? Ar jie palaikys mane? Ar jie mane nulinčiuos ir prikals kaip Kristų prie kryžiaus? Čia yra ta turbūt daugybės moterų perėjusios aborto irgi patirti baimė didžiulė, ne, būti nuteistai, nes tu pati esi ne visiškai gal toj tokioj pasididžiavimo energijai. Aš manau, kad mes visos suvokiam, kad tai yra liūdna. Tai nėra šventimo kažkokia ta energija, ne. Bet suvokdamos netgi tai, kad tai yra liūdna, mes nenorim būti nulinčiuotos. Ir dažnai, nebuvimas, čia yra tas dvi pusės toksai, ir aš turiu atnešti save atvirumu,
kad integruoti savo patirtis, kad suprasti jų prasme, kad pereiti į savo autentišką gyvenimą ir suprasti, ką tai reiškia man ir ką tai reiškia kitiems, kuo aš dabar galiu pasidalinti, nes tai kažkuo tai vis tiek praturtino, pakeitė mane, mano gyvenimą. Bet labai, manau, svarbus yra dialogas bendrai, kultūriškai, visai bendruomeniai. Nes, aš pradėjau dabar savo irgi tokį kaip veiklą su Mamastė Lietuva. Ir mano idėja irgi yra tas stiprinti ir kultivuoti tą mamų kultūrą, suvokimą, kad kuo daugiau moterų, ar tu laukiasi, ar tu nesulauki, ar tu gali susilaukti, galbūt tu negali iš viso pastoti, kad ir kaip tai bebūtų, kad visos moteris ir ne tik. Ir tie vyrai kartu įsitrauktų, kad tai būtų tas, kai tu sakai, kad nebereikėtų būti drąsiai, kad tai būtų norma, kad tai būtų ateik, aš žinau, aš galiu tave išklausyti, be jokių nuomonių, be jokių teisimų, gal tada ir man tos erdvės bus tam, kad aš galėčiau iš tikrųjų priimti tai, kas įvyko ir apie tai pasipasakoti. Tai čia taip dviprasmiškai gal atsakiau. Labai gerai ir išsamei, manau, labai dėkinga tau už šitą atsakymą, nes iš tikrųjų tai yra labai stipru ir noriu atliepti, paantrinti, nes nors mano istorija nėra aborto, bet mano istorija yra Edvardso sindromas ir kai aš, pavyzdžiui, sužinojau šitą diagnozę, tai lygiai taip pat labai buvo stiprus jausmas, nes mirė identitetas, mirė tas ankstesnis variantas ir manęs pačios, ir šeimos, ir visi modeliai ką tik sužlugo. Ir tada, kai miršta tą akimirką tavo identitetas, nesvarbu, kokioj prasmė, nes šiuo atveju mes kalbam apie iš visą, aš kaip žudikė dar turiu priimti savo, šitą žodį, nebijau jo panaudoti, nes žinau, kad Gintarė jau yra pradirbus ir priėmus ir šitą pavadinimą. Tai man buvo irgi toksai, kad noras slėptis, noras su nieko apie tai nekalbėti, nesidalinti, toks iš karto toks automatinė reakcija, nes aš būsiu nuteista, nepriimta, su manim yra kažkas blogai, nes aš nesugebu išnešioti sveiko vaiko, užauginti, pagimdyti. Tiesiog prasideda virtinė minčių, o su tuo einančių emocijų. Tai yra pakankamai didelis krūvis ir manau, kad labai svarbu tą paminėti ir atliepti, kad mes suprantam kiekvieną iš jūsų, kas su jumis dedasi ir vyksta ir kad, kaip tu sakai, tai nėra asmeniška. Ir kaip taip atrodytų, ar ne, nes tai vyksta man, tai asmeniška. Bet tai yra tiesiog kolektyviškas išgyvenimas. Tai yra patirtis, kas vyksta ir mes kiekvienas ją truputėlį skirtingą turim patirtį, ar ne, istoriją turim skirtingą, taip. Bet mes visi ją turim. Ir visi turim su daug neigiamų išgyvenimų, ir visi turim su daug netekčių įvairiausių. Ir visi turim su trauminėm patirtim, ar ne, kai kurie mažiau, kai kurie daugiau, bet čia vėlgi jau toliau proto klausimas, kaip ką interpretuojam. Tai tiesiog noriu labai atliepti ir patvirtinti, kad kyla mumise labai daug visko. Ir tai, kad aš kalbu, dalinuosi, nereiškia, kad aš nejaučiu, nereiškia, kad aš neišgyvenu, nereiškia, kad pas mane kažkaip kitaip tai yra. Tai visiškai identiškai, truputėlį su kitokiom spalvom atspalviais, bet realiai, jeigu taip sulipdžius, tai galima išversti į tą patį patyrimą. Ir užtat mes ir turim tas gairias, kad jeigu aš priimu, integruoju, ar nesusitaikau ir integruoju, užtvirtinu tai, priimu, kad tai yra mano istorijos dalis, kuri nereiškia, kad aš tokia. Bet jinai kaip tik reiškia, kad aš esu, kas esu ir su manim viskas iš tikrųjų yra gerai. Ir tą akimirką, kai aš tik tai priimu, tai pradedu dalintis. Dabar dėl dalintis, vėlgi, tai nereiškia, kad dabar visos eikim į eterį, kalbėkim ten viešai, drąsiai. Tai, duok Dieve, pakankamai kiek žmonių tą darys ir to nebereikės daryti. Bet tai yra apie radimą erdvės
tos pačios bendruomenės, kurioje galiu tai daryti. Ir kartais, kai jauti tą baimę, kad tave atstums, paliks, kartais jinai gali būti pagrįsta. Tai tokiu atveju tikrai labai skatinam susirasti, ieškoti, nepasiduoti, rasti tą saugią erdvę, vienas su vienu žmogum, kuris tikrai tai patyrė ir jis negali tavęs neatliepti, tai yra neįmanoma. Tai visi tik tai tas klausimas, ar aš noriu ieškoti, ar aš pasirinksiu automatinę įprastą reakciją, kuri paplitusi ir galbūt įgyta pačios mano. Ar aš pasirinksiu tą vidinį jausmą, kuris sako, ne, jeigu aš ten eisiu, man, vis tiek tai liks su manim. Ir tada aš renkuosi tą savo mažesnį variantą, kur labai daug energijos turiu įdėti tam mažumui palaikyti, todėl kad tai nenatūralu. Mes nesam natūraliai maži. Mes nesam natūraliai suspausti ar apriboti savo įsitikinimų ar istorijų. Natūraliai mes esam beribiai. Iš tikrųjų, vyksta patyrimas po patyrimo. Tai va, man tai išgirdo pasidalinti. Jūs beklausant, man iš tikrųjų irgi atėjo toksai paminėjai, tam gal irgi toksai aspektas apie tą, kaip sakyti, identitetą aš, moteris, ir apie tą savo patirtis. Ir vienas dalykas kažkaip labai man skamba vis dėlto turbūt, kad per mane, per kiekvieną iš mūsų mes darome pokytį, jeigu mes tikrai to, iš dalies gal pradžioje reikia ir gal pagalvoti apie tai, jog darome pokytį apie tai, kas buvo praeityje ir apie tai, kas bus ateityje. Galbūt net sąmoningai arba nesąmoningai tuo tikėdamos, bet iš tikrųjų vis dėlto ir ką tu, Gintarė, pati paminėjai apie moteris, giminės moteris, nes manęs nebūtų, jeigu nebūtų mano mamos, mano močiutės ir kitų visų prieš tai moterų, ne? Ir taip pat per mane, ar auginu aš, ar tu, ar kažkas mes auginame mergaitės, ar ne, ar netgi ir tą patį berniuką, o gal esame teta kokia, ar ten krikšto mama, mes irgi esame ta moteris, kuri kalba. Ir ta, kuri kalba, yra kas klauso aplinkui, net galbūt kartais net ne tai, kad atsisėsti dabar, pakalbėsim apie motinystę ir kokie čia gali būti, žinai, kokie gali būti įvairūs aspektai, bet kai jaučiasi ta, sakykime, meilė savo, kai moteris savo perduoda tą savo meilę savo, nepaisant to, kokius jinai sprendimus padarė, o jeigu ir buvo taip, kad jinai padarė ir po to, ką Gintarė kalbėjo ir ką aš patyriau, galbūt tikrai moterų atsilieps į tai, kad praėjo tam tikrą savo gedėjimo procesą, neigimo procesą ir pykčio ir galbūt net iš aplinkos tą, iš dalies man taip atrodo, toks kaip, matosi kaip ta moteris, apie tą bendruomeniškumą irgi čia paliečiant, kad jeigu apie mūsų Lietuvą, ar ne, tai Lietuvos moterys eilę metų buvo vienaip, kaip sakyti, aplinkoje ir jeigu žiūrint kaip sakyti, dievų ir, mūsų senųjų istorijų, senasias istorijas, kur ta bendruomenė buvo dar, tikrai moterys rasdavo, susitikdavo, kalbėdavo. Ir dabar, kur mes esame, iš tikrųjų, turbūt gal mes esame tam tikram renesanse, jeigu tokį žodį galiu panaudoti, kad atgimime ir suvokime, kad ta bendruomenė, bendrystė, jinai turi labai didelę reikšmę mūsų vystymuisi, mūsų evoliucijai, mūsų priėmimo, mūsų kiekvienos situacijos, kurioje mes esame. Ypatingai tokių reikšmingų apie motinystę, apie santuoką, apie perėjimą iš berniuko mergaitės į brandą, į paauglystę ir toliau visus etapus, apie santuoką, apie porą, ar ne apie tokius bazinius esminius dalykus, kurie kaip kelrodžiai tokie mūsų tos linijos, kurios eina toliau ir ką mes perduosim į ateitį, tas iš dalies ir auginsis. Ir netgi apie tai, kad galbūt, ką mes kažkiek užsiminėm su Gintarė, kalbėjom apie skubėjimą. Mes dabar gyvenam tokiam skubėjime, kad viskas tik tai praslenkam ir praslenkam. O kur tas tikrumas ir kur tos šaknys? Ar mes turime laiko auginti, laistyti, prižiūrėti, kalbėti, nekalbėti, išpiešti, išrašyti, išdainuoti, iššokti, būti gamtoje,
ar ne, apie tai, bet dar irgi, ar mes turime tam laiko, ar skiriame tam laiko. Tiesa, aš tau galiu paantrinti, Vidmante, iš tikrųjų tas, tai ką pradžiai užsiminėjai dėl tų vat, bendrystės moterų, vat, tai irgi mano viena mokytoja yra atlikus tyrimą, jinai keliavo per daugybę šalių ir žiūrėjo, skaitė, tyrinėjo iš tikrųjų, kokie yra moters poreikiai po gimdyvinių laikotarpio, ar netgi va to kiekvieno perėjimo laikotarpio, ne, ar vaikutis vat, gimė ar negimė, ar buvo abortas, ar persileidimas, ar mirė vaikutis. Tokiu atveju vis tiek moteris turi savo universalius 5 poreikius. Tai pirmas jų yra poilsis. Ten kalbama apie 40 dienų visiško poilsio, kur moters kūnų yra rūpinimas, jinai gauna ir masažus, ir priežiūrą. Ji tuo metu neturi būti paliekama visiškai viena, kaip ir kūdikis sako, vat, tik ką gimusi mama ar tokio perėjimo laikotarpiu moteris jos poreikiai yra tokie patys, kaip būtų kūdikio poreikiai. Tai mes jų palikti vienų negalime, ne? Ir dėl ko aš apie juos tos poreikius įtraukiu, nes vienas iš tų poreikių yra išmintingų moterų bendrystė. Jinai tai labai aiškiai pamini. Kad tai yra toks aspektas, kuris yra mums taip reikalingas ir ko mums labai trūksta iš tikrųjų. Nes pasižiūrėkime, net tos mamos, bet esam turbūt visi girdėję apie tą istoriją Lietuvoje, ar ne, kur mama nušoko nuo tilto su savo kūdikiu. Jeigu ji būtų turėjusi patenkintus tuos poreikius, ar ne? Klausimas, ar iš vis jinai būtų atsistojus ant to tilto, ar ne? Bet kai ateina į naujienų tinklus aprašas, kiek yra tų smerkiančių ir teisinčių. O kiek iš jūsų, sakykit, pasisiūlėt? Ateiti pakalbėti, ateiti išplauti namus, ateiti paruošti, nes vienas iš tų svarbių irgi poreikių, apie kuriuos į kalbą yra maistas, mityba, ar ne? Kad ta mamai iš tikrųjų, ne jai turėtų būti ta našta pagaminti, valgyti namuose ir ją turėtų būti rūpinamasi taip kaip kūdikiu. Tai reiškia, jai yra serviruojamas netgi maistas į lovą, atnešam Korėjai. Pavyzdžiui, moteris pagimdžiusios yra irgi, jos gauna, sakykime, tokią visišką priežiūrą 6 savaitės, atvažiuoja tokia tetutė ir jinai ją ir masažuoja, ir jai valgyti daro, ir, žodžiu, tiesiog servisas. Ir tai, kad mes dabar vedu linko tos akimirkos gyvenam visuomeniai, kaip aš vadinu, akimirkos visuomeniai, nes viskas akimirksniu turi įvykti, ar ne? Tai ir mūsų gedulas tą akimirksniu ir tas pogimdyvinis laikotarpis, mūsų nervų sistema antiek yra perkrauta impulsų ir taip nori akimirkoje tik tai gyventi, kad mes tam tęstinume išbūti gedulę, išbūti kažkur tai įskirti laiko kažkam daugiau sąmoningai yra labai sudėtinga, nes mūsų nervų sistema, jinai taip veikia, jai nuolatos turi kažkas tai vykti, keistis. Ir manau, kad technologijos pasitarnauja šiame momente ne visai mūsų naudai, nors aišku, aš jums dėkinga, kad mes galim turėti šį pokalbį šiandien. Tai aš manau, kuo daugiau yra tame sąmoningumo, iš tikrųjų ir suvokimo apie tai, kas vyksta. Nes aš manau, kad būtent tų moterų, tokių moterų išmintingų, ką aš turiu minėti, kurios yra ne tik patyrusios, bet kurios jau yra integravusios savo patirtį, jos yra suvokusios, jos yra perėjusios visą tą ciklą. Jos tave sutiks visai kitaip, jos nesakys, uždaryk šitą nesąmonę, į spintą pakabink ir niekada apie tai nebekalbėk. Jos kaip tik leis tau užsikalbėti, jos kaip tik leis tau padėti atrasti tuos klausimus ir atsakymus toj kelioniai. Ir tose momentuose įvyksta tie stebuklai, tie savęs suvokimai. Ir mes vieni be kitų, mes negalim, mes galų gale esam
Mes turim mūsų nervų sistema ne tik parasimpatinė ir simpatinė, mes turim atskirą visiškai atšaką, yra socialinė nervų sistema. Tai yra jos pagrindas ir mes moteris ypatingai esame jos įtakojamos ir manau, mums moterim dėl to būtent ypatingai reikalingas bendruomeniškumas, mums reikalingos tos kitos moteris, su kuriomis mes galime kartu dalintis, mes galim užduoti klausimus, bet mums reikalingos tos, kurios jau už mūsų yra prieš tai mūsų, kaip minėjai, va toj linijai perėję, integravę, pabrėšiu. Tai nėra tie, kurie pabėgė ir vis dar nenori pereiti tų vartų. Tai ne tai nusprendžia, ar ne, kad vis dėlto aš galiu būti ta išmintinga moteris, nes man jau, žinai, 50 metų. Ne, bet yra ir tų, kurie vis dėlto kartais nugyvena visą gyvenimą, nenorėdamos pereiti savo kelio. Ir va tame ir yra tas mūsų protėvių palikimas, bet man tai irgi palietė gražiai, aš tai sutinku ir aš labai apie tai galvoju, augindama savo vaikus. Labai dažnai mūsų visuomeniai dabar vis tiek mes tokioj gausoj gyvenam, ten tiek visko daug, viskas akimirksniu vyksta ir materialinė gerovė, pinigai yra labai didelis toks, kaip pasakyti, fokusas, ar ne? Aš negaliu skirti laiko vaikam, aš negaliu skirti laikui pokalbių su kitom moterim, nes man ten, sakykime, darbai, aš turiu dirbti, ten yra rezultatas, ten yra pinigai. Bet aš manau, asmeniškai, nuoširdžiai, kad palikimas yra neturtas, ne tas, kurį tu gali popieriuką pinigą sudeginai, pasikeitė akcijos, pasikeitė politika, dar kažkas, nebėra tavo turto. Tai, kas liks mūsų palikimu, ne tik mūsų kaip vaikam, mūsų fiziniam vaikam, bet visiems vaikam, kurie ateina po mūsų kaip karta vis, ar ne? Tai yra tos žinios, kurias aš perduosiu savo mergaitėm, kaip aš integruosiu savo skausmą, kaip aš integruosiu savo patirtis ir kaip aš jas auginsiu. Tai yra jų tikras palikimas, tai yra, ko iš jų niekas, nei jokie politikai niekas netims. Tai yra tikras tas laisvo žmogaus palikimas, kuris irgi ateina iš to, ką aš vėl perėmiau iš savo mamos, iš savo močiučių. Kiek aš integravau, kiek aš supratau mūsų šaknis, mūsų istoriją, kiek aš įsiklausiau į tas istorijas. Tiek tai man leido suprasti save ir man atrodo, aš neseniai Facebookas, kad ir koks jisai, sakykime, paviršutiniškas būtų, bet ten irgi įkrenta gerų perliukų, nes aš kažkurią čia dieną perskaičiau tokią žinutę, kad kai tu augini dukrą, tiesiog ten nuotrauka tokia buvo, moteris su dukra ir kai tu augini dukrą, pagalvo, kad tu augini visas dukras ir ateinančias dukras dar. Tarsi, tai man davė, tikrai, wow, taigi tiesa, aš juk kaip kiaušialąstė egzistavau mano mamos ten susiformavusiam tik kūnelį, bet dar buvau močiutės kūne, ta prasme, mes buvom susiję, ar ne? Tai ta prasme, tai mano mergaitės irgi ir aš visas tas dabar auginu ne tik savo dukras, bet ir savo anūkes, nes jas integruoju tas visas patirtis. Ir tai yra, manau, kaip tu gal ir pasakei gražiai, tas žodis renesansas, galbūt tikėkim, kad tai yra atgimimas, kad tai yra tos naujos žemės gimimas. Tai mes darydamos tai, ką darom, bet man irgi yra labai tas, nežinau, pašaukimas iš tos patirties, tiesiog būti dėl kitų mamų, padėti joms pereiti tą laikotarpį po gimdymo ir pasiruošti nėštumui, ar ne, ar tai būtų joga, arba šokio judesio terapija, ar ne, kaip mes žinom, kad kūnas atsimena, kaip mes galim pasitikti savo kūną, kaip mes galim pasitikti savo nervų sistemą, kokius įrankius mes turim orientuotis. Ar ne? Mes daugybę iš tikrųjų turim įrankių ir išmintingos moteris, kurios perėjo ciklus, kurios integravo jau savo patirtis, jos atsineša tai į tuos susitikimus ir jeigu iš tikrųjų nėra tokių artimų labai draugų, kurie suprastų, kurie būtų perėję ciklus, kurie žinotų, aš manau, vis tiek yra dabar daug tokių iniciatyvų aplink ir girdėjau apie mamos liniją, ar ne, bet tu man tai buvai užsiminus
jūsų angelo mama. Aš asmeniškai irgi su Mamastė Lietuva stengiuosi kurti va tokius, va, mes turim 8 savaičių tokių mamų ratų susitikimus, kur mes mokomės kiekvienai temai apie įvairius įrankius, ar ne, kaip orientuotis, kaip suprasti savo nervų sistemą ir visa kita. Tai va, ieškoti ir tų iniciatyvų irgi ir tiesiog deja, bet dar vis turim būti drąsios. Turim išdrįsti, ateiti ten, kur galbūt nieko nepažįstam. Ir aišku, negalim priversti savęs. Galbūt aš jaučiu, kad šiandien nenoriu dalintis, bet tik ateiti, bent pasiklausyti, pabūti to energijų kitų moterų, kurios jau galbūt žingsnių priekį yra, o gal yra dar ir tų, kurie dar daugiau bijo negu aš. Ir aš pati nežinodama galiu tapti inspiracija toms, kurios bijo dar labiau ir vis tiek vat, ateini ir susitinki ir jauti, kaip nuo to vat, vėl atspirties toks taškas ir jauti, kad tu įsilieji ir tarsi po truputį pagauni tą pagreitį ir gali judėti į priekį, gali kažko ieškoti, kas tau aktualu, išsigryninti savo atradimus. Ačiū labai, Gintarė, dar kartą už tokius stiprius liudijimus, įžvalgas ir išmintį, kurie eina per tave, kurie daliniesi, tikrai labai gera girdėti ir sutikti, ką reiškia iš tikrųjų, kai darai tai, kas per tave eina, esi savo unikalume ir nors pradžioje jautiesi toks vienišas kartais, bet vis tik išlikus tame, tai vyksta stebuklai, nes pradedi traukti bendraminčius, pradedi matyti, kad tikrai nesi vienas ir tai nėra asmeniška. Ir kaip prieš tai dar minėjau, norisi kažkaip grįžti dar į mamos, tą angelo mamos temą, kurią mes ir pradėjom, startuojam ir esame iki šiol joje. Tai norisi irgi palinkėti kiekvienai pamatyti prasmę būti mama, net tuo atveju, kai aš neturiu vaiko su savimi. Kaip su Gintariai dalinausi savo asmeninę tokią įžvalgą, nes esu girdėjus iš irgi mokytojų, išmintingų žmonių pasidalinimo, kad jeigu į tavo gyvenimą ateina žmogus, vaikas ar kita forma, negali savim pasirūpinti ir tau reikia juo rūpinti su negale ar dar kažko, tai tavo paskirtis ir galimybė atsiskleisti, duoti tą besąlyginę meilę. Nes tu nieko išoriškai tarsi negausi, tu visą laiką tik duosi. O to žmogaus paskirtis yra priimti. Tai aš lygiai taip pat pagalvoju apie angelo mamas. Tai kokia mūsų angelų mamų paskirtis gali būti, jeigu aš neturiu vaiko šalia. Tai man asmeniškai, aš manau, kad kiekviena pajus, kas jums yra. Man asmeniškai tai yra ryšys su savim. Tada mano eteris išėjo į kitą pasaulį, dar jam prieš išeinant aš labai nagrinėjau, kodėl man taip skauda, kai jam pasidaro truputėlį blogiau, nes tik 4,5 mėnesio buvo kūne, bet labai silpnam kūne, bet kurią akimirką galėjo pasitraukti iš šito gyvenimo. Ir tomis akimirkomis, kai jam būdavo sunkiau fiziškai, pradėjau jausti, kad tikrai skauda, o ne, gal čia dabar jau teks atsisveikinti, ar ne? Ir kai aš pradėjau medituoti, būti tiesiog jausti tai, kas vyksta manyje, kodėl man taip skauda. Man atėjo labai paprastas atsakymas. Aš tiesiog savo protu sutapatinau tą savo meilės, begalinės meilės jausmą su tuo mažu kūniuku. Ir kadangi jis man nieko negali neigiamo išduoti, nes tiesiog jisai yra, tai man tas besąlyginė meilė tiesiog trykšta ir plaukia į jį. Ir aš niekad neužsidarau nuo to. Nes su suaugusiu aš kartais užsidarau, nes man ten nesaugu ar dar kažkokie kiti dalykai. O su eteriu šiuo atveju buvo visą laiką tas jausmas. Ir tada man atėjo atsakymas, kad o kas jeigu aš niekada neužsidarysiu? Jeigu aš taip ir leisiu tai meiliai tikėti ir būti tam ryšyje, iš tikrųjų tai ryšys yra su visa kuo, kas aš esu. Su Dievu, šaltiniu, gamta, esatim, kas kaip be pavadins, bet tai ir yra tas ryšys, kai aš neiškeliauju vien į koncepcijas, vien tik tai į proto apmąstymus,
mintys vyksta, bet aš netampu tuo. Aš tiesiog liudiju, ištisai liudiju viską, kas vyksta aplink mane. Kaip mano angelo mama ir yra prasmė tame, kad aš grįžtu ir susikuriu tikrą, net nesusikuriu, atrandu atgal, atkuriu ryšį su savim, iš esmės su savim, kas esu. Ir tada jau žaidžiu, gyvenu, kuriu įvairius projektus, gimdau kažką, kažko negimdau, kažkam vaikų jau nebegalima gimdyti. Tai netrukdo, kada aš iš tikrųjų prasminu kaip mamą, kaip moterį, kaip būtybę netgi. Nes toliau jau seka tai, kad aš bent jau visą laiką nueinu į tą erdvę, kur nėra to. Nes kas aš esu, tai jau yra už žodžių, už supratimo, už suvokimo. Tai mūsų angelai tikrai leidžia mums taip pat ir kviečiam, taip pat ir jau čia yra mūsų kiekvienos asmeninis sprendimas ir tikrai yra moterų, kurios liudija savimi, tai Gintarė šiandieną tą daro, Mantė, ir aš esu, ir tikrai yra labai daug kitų. Tai kol kas esam drąsios, bet kviečiam prisijungti, kad nebereiktų mums būti drąsiom ir kad būtume tiesiog normalios, pasakyčiau. Tai labai nuo savęs sveikinu su moters diena, su mamos diena iš tikrųjų ir su esaties diena, kad aš esu. Ir to pakanka. Ir nuo savęs, Gintarė, Vidmantė, jūs irgi palinkėkit angelo mamos bendruomenė ir tiem, kas klauso mus, kažką kasdieną. Vidmantė, tarsi žodį. Gerai, aš tada ir perduosiu tau, Gintarė, irgi toliau. Tai tikrai su mamos diena ir su šviesos diena, su meilės diena ir te kalba jūsų širdimis ir mylėkit save, prisiminkit save ir gerbkit save ir tą, kuris yra šalia. Tiek noriu palinkėti ir ačiū už tai, kad esate. Tai visų pirma noriu ir Vikai, ir Vidmantai padėkoti, kad pakvietėt man kiek netikėtai, bet labai, kaip pasakyti, vis tiek esu dėkinga už galimybę pabūti, pabendrauti su išmintingom moterim ir labai džiaugiuosi jūsų iniciatyvą. Manau, tai yra labai reikalinga. Daugiau reikalinga, negu gal šiandien dienai dar yra suvokiama bendrai visos visuomenės. Bet tai yra labai didelis palikimas visai kolektyviniai mamų kultūrai. Tai sveikinu jūs jūsų irgi kelionėje, piligrimystėje. Man patinka piligrimystės tas toksai metafora, nežinau. Nes iš tikrųjų kiekviena mes kaip mama atrandam save kaip mamą labai įvairiai. Ir toms, kurios irgi ar atliko abortą, ar spontaniškai tai įvyko, ar kad ir kaip bebūtų, ir kad ir kokia jūsų mamystės atradimo tą kelionę bebuvo, aš kviečiu jūs tiesiog tą mamos dieną pasveikinti ir prisiminti visas mamas, kurios stovi už jūsų pečių, prisiminti, kad jūs esat ne vienos. Nes mes kiekviena turim savo šaknis, savo giminę, per kurią ateiname. Ir tos toksai liudijimas tų mamų, jų vardų pažadinimas ir priminimas vien tik tai gali suteikti kartais stiprybę, nesvarbu, kokiame motinystės etape šiandien dienai esame. Tai sveikinu jūs ir jūsų giminės moteris, kad
kad jūs esate tiesiog šiandien dėl jūsų ir dėl savęs ir su visa meile. Ačiū šiandien pokalbį ir buvimą kartu. Ačiū labai, Gintarė. Iš tikrųjų, dar kartą primenu, kad pasveikinkim ir priimkim visus savo vaikus, pamatykim juos, įsileiskim į širdį, nes didesnės prasmės ir nėra atpažinimo, paliudijimo, kad esu, kad buvau ir būsiu, nesvarbu kokia forma. Tai mamos diena, apkabinam ir iki kitų kartų. Ačiū.